Narvelį. O kas tau tikrovė? Nežinau. Tai, ką matau tarp suaugusių. La realidad no es la que fabricamos acá en esta caja de cristal, chicas. ¿Qué es la realidad para vos? No sé, la que veo entre todos los adultos. ¿Cuál es? O ką matai? No sé, Nežinau, suaugusieji nebendrauja su savo mokyklos draugais. Tikrai. Mija, ar tavo tėvelis bei dėdė bendrauja su savo mokyklos draugais? Felė, tavo mama susitinka su mokyklos draugiam. Štai kokia tikrovė, mergaitės. Baigsi mokyklą ir išsiskirstysim. Solė. Sakiau, kad ant tėvelio stalo rasti elementus. Duok, įdėsiu. Duok. Kur pasidėjau? Tik ką čia buvo. Čia pasidėjau. Įdėkim ir reikim. Kitaip mus pamatys. Šatėliau. Nusiramink, Dievai. Nenoriu nusiraminti. Noriu surasti savo merginą ir viskas. Man mėgstuko nuėjo atneš. Tu ateis? Kur jį ieško? Prieš 20 minučių išėjo. Einu jas ieško. Neik, jei pamatys merginų kambarį, tau galas. Žinai? Eisiu ir viskas, aišku? Luchi, ką čia veiki, Diegas nuėjo į tavo kambarį tavęs ieškot? Nesvarbu. Padėk man padaryti vieną darbelį. Kokį darbelį? Vagystę. Ką? Augustė, norėjau numirti pradės, kad viską praradau dėl kažkokios kvailystės. Kodėl dėl kvailystės? Šielai su savo draugais. Šielo, nelabai tinkama žodis. Man tai nieko nereiškia. Tiesą sakant, negaliu savo atleisti, nes praradau tave. Maniau, kad aš tau visai nerūpiu. Todėl nusprendžiau daugiau nesikalbėti. Maniau, kad tu manęs nemyli. Aš lygiai taip pat maniau, supranti? Tu apie mane galvoji? Nesilioviau galvojęs, taip. Išjungit muziką, ponios ir ponai. Tuoj pamatysit puikų spektaklį. Čia bus ramu. Paklausykim pagaliau. Gali nusiramint? Jau seniausiai blaškomės su tuo diktofonu. Nusiramint, duok. Padėk atsistot. Kas čia? Nežinau. Bėkim iš paskos. Rokai, ar išdrįsi padainuot? Gal. Nesigėdik, juk moki žodžius. Jungiu muziką. Na kaip? Štai, kam to jo reikia? Nesvarbu. Iki vakarėlį, nes kas nors įtars. Eik. Ką tu darysi? Nesirūpink ir tiek. Gražiai atrodai. Matai? Labai gražiai. Iš mokyklos neišėjo. Apsaugininkas būtų matęs. Tada turi būti čia. Jau geriau? Labai gerai. Padėkit mokykloje vagis. Girdėjai? Girdėjau. Pažiūrėk, kas ten atsitiko. O ką tu veiksi? Nieko, jau eisi namo. Jau vėlu, o rytoj reiks anksti keltis. Geriau įkirtu. Gerai, eik namo, bet šitą prižadėk. Gerai. Eik namo, gulk ramiai į lovą. O rytoj, kai prabusi, aš būsiu šalia ir palydėsiu tave, gerai? Labai ačiū. Tikrai. Ačiū, kad visada esi šalia ir taip mane džiugini. Viso. Matei savo seserį? Neradai Marisą? Ne, kuri dingo? Lukana, kur Marisa? Matei? Mačiau. Kuri? Noriu pamatyti. Dabar geriau nereikia. Ji vonioja, jai bloga. Vėliau ateis. Vaikai, mūsų apvogė. Ką? Mūsų apvogė. Apvogė? Taip. Aš tau nepritariu. Nepritariu, kad žmonės suaugę nebendrauja su ankstesniais draugais. Kai mes suaugsim, vis tiek būsim draugės. Aš tau padėsiu išpildyti tavo svajonę. Užaugus išvažiuot gyvent kitur. Vamos a ser amigas de grandes y bueno, yo siempre te voy a ayudar para que cumplas ese sueño de
que cuando seas grande te quieras ir del país. Y yo también te voy a ayudar. Aš tau irgi padėsiu. Gracias. Ačiū, mergaitės. Mergaitės, mokykloje yra vagis. Mūsų apvagė. Taip tik apvagė. Ką? Iš mūsų pavagė diktofoną. Ką girdėjot? Ieškam vagės. Ateikit. Greičiau. Atsiprašau, tu Felės bendraklasė? Taip, kas tu toks? Čia Vaištynas, kurį sapnavau. Su džinsiniu švarkeliu? Klausai tavęs. Ne, kitos Felės. Mokykloje kitos nėra. Eik. Tikrai? Felė turi svečių. Ačiū. Nėra už ką. Labas. Sveika. Sveikas, ieškoji manęs? Taip, aš Matijos draugas. Norėjau paprašyti, kad perduotum Soliai, jog jis išvažiuoja. Pats pasakyk. Jis mano, kad tave geriau supras. Gerai, pasakysiu. Palauk, dar ne viskas. Pabliutui dar vieną atnešk. Dar vieną. Ne ir taip daug išgeriai. Žiūrėk. Ne, tik ką pradėjau. Būk geras, būk geras. Dieve, nieko nėra baisiau nei girta merga. Ne, negalima. Negi nesupranti, ne. Kas tau? Nieks manęs nemyli. Nieks manęs nemyli. Visiškai nusigėriai. Ne, visada tai buvo. Nei mama, nei tėvas, nei senelė. Nekreipė į mane dėmesio. Pirmą kartą vyresnysis vaikinas atkreipė į mane dėmesį. Ačiū. Palauk. Einam veidą nusipraust. Prabūsi. Nagi, stokis, būk gera. Kas ten? Kas ten? Kas ten? Marisa? Ką? Išgazdinai mane? Sužinojau, kad ieškai vagies. Regis girdėjau balsus, bet tikriausiai suklydau, nes čia nieko nėra. Pažiūrėkim. Užrakinta? Keista, kad užrakinta. Tikriausiai valytoja užrakino. Geriau ieškokime skirtingose pusėse. Gera mintis. Jau nuėjęs tokias, tik tyliai. Man sukas galva, Pablai. Nieko keisto. Nusiprausi veidą ir prasiblaivysi. Užčiau, būk gera. Mūsų neturi niekas pamatyti. Liaukis. Ką čia veiki su Lola? Marisa padėjo. Ne. Ateik, paleisk ją. Išprotėjai? Kodėl gelum prigirdai? Pati norėjo. Aišku, jei būtų šokusi per langą, irgi būtum leidęs, ar ne? Aišku, ne. Leisk paaiškinti. Nenoriu nieko girdėti, Pablai. Noriu sutrypti viską, kas aplink tave. Einam. Ne, Marisa, palauk. Jokių kalbų. Einam. Nutilk. Einam. Leisk padėti. Nereikia, ačiū. Gaila dėl Solės, bet Matijai pasitaikė puikiai proga, tiesa. Tik pagalvok, pakvietė į Čilę filmuotis reklamai. Kada jis grįš? Pasinaudos pažintim, kad galėtų pabūt kuo ilgiau. Vaje, Matijas labai pasilgs Solės, ar ne? Abejoju, jam netai patinka, kaip atrodo. Kodėl? Viskas buvo suplanuota, Solė draugavo su kažkokiu Tomu. Jo draugai paprašė Matijaus, kad ją nuviliotų. Kam? Kad jis pamatytų, kokia jį pana. Žinau, kad Matijui jį visai nerūpi. Negaliu patikėti. Solė netokia. Iš kur žinai? Anksčiau ją puikiai pažinojau, paplūdimį susipažinom. Negalėjau jos pamiršti. Kai Matijas pasakė, kad jo nedomina, labai apsidžiaugiau. Linkiu sėkmės. Gerai, kad susipažinom. Kodėl? Tu labai šauni.